Sveiki. Na ką, pradedam akvariumo restarto procesą ir pirmasis darbas, kuris, sakyčiau, vienas iš svarbiausių planuojant naują akvariumą arba akvariumo restartą, tai yra tinkamo grunto parinkimas. Na ir kokio grunto man reikia, aš jau žinau. Belieka pabandyti susirasti pigiausią variantą ir užsisakyti. Taigi, kaip aš ieškau grunto, tiesiog suvedu gruntas Amazonėje ir man pirmą pasirinkimą tiesiog imu. Štai matom ADA firmos, japoniškas gruntas Amazonė, versija 2. Prieš tai aš naudojau akvariume versiją numeris 1, bet dabar jau tokios neberandu, tai pabandysim versiją numeris 2. Ir man reikalinga 9 litrų maišas mano 120 litrų akvariumai. Tai jeigu jūs norit sužinoti, kiek litrų jums reikia, tai maždaug jums reikalinga bus soilo apie 5 cm sluoksnis viso akvariumo. Tai dauginat ilgį, plotį akvariumo iš 5 cm aukščio ir turėsite kubinius centimetrus. Paskui jūs galėsite pasiversti nesunkiai į litrus. Apie soilą čia galima atskirai video daryti, dabar aš apie jį daug nešnekėsiu, kodėl jo reikia ir kam jo reikia geram augalų augimui ir ne. Ir apie soilą, iš principo apie gruntą esu visą video padaręs mūsų akvariumai YouTube paskyroje, galite susirasti, ten išsamiai pasakoju, kam reikalingas gruntas, koks gruntas. Dabar tiesiog pačio pasirinkimo procesas. Taigi dedame į krepšelį. Taip, tęsti apsipirkimą. Toliau, ko mums dar reikalinga bus po šituo soilu, yra rekomenduojama, ir aš taip pat esu išbandęs ir pasiteisina 100%. Yra dedamas taip pat ADA firmos Power Sandas. Power Sandas man bus reikalingi apie 4 litrai, kadangi jau dedas mažiau, apie centimetras, 2 centimetrai po soilų. Va, o kas tai yra? Tai yra tiesiog tokie porėti lavos akmenėliai, kurie turi daugybę porų, jų paviršiaus plotas yra milžiniškas, tame paviršiuje gali įsikurti milijonai gerųjų bakterijų, tų vadinamųjų nitrifikuojančių. Ir šitie akmenėliai neleidžia gruntui susislėgti, užtikrina vandens pratekėjimą, vandens cirkuliacija po augalų šaknimis, o su tuo vandeniu pareina ir deguonis, pareina, pavyzdžiui, amonis ir tos nitrifikuojančios bakterijos, kurios gyvena ant šitų lavos akmenėlių, jau verčia amonijų nitratus ir patiekia tiesiai augalų šaknim. Plius tai yra, čia nelabai matos šitoj paveikslėlį, bet yra dar durpių šiek tiek komplekte būna tame maišelyje. Tuose durpėse yra taip pat ir nitratų, ir fosfatų, šiek tiek tų maistinių medžiagų ištirpinta, kurių reikia augalų maitinimuisi, ir dar būna pridėta tų gerųjų startinių vadinamųjų bakterijų. Galim jas atskirai kartais pirkti milteliais, o čia būna šitame maišelėje jau įmaišyta. Taigi šitas daiktas yra, manau, kad nieką mažiau svarbus nei soilas, ir žiūrėkit, kokia jo kaina, ir tai jau irgi parodo, kad jisai niekam nemažiau svarbesnis už soilą. Taigi 2 vienetai į krepšelį. Na ir ant viršaus man reikalinga, aš mėgstu dėti gravelį, tiesiog akmenėlius, kurie būtų 2-5 mm skersmens. Čia štai matom tinkamas 2-5 mm. Tik tai man nelabai tinka spalva, bet kiek aš žiūrėjau, nėra čia juodos. Kadangi soilas juodas, tai aš mėgstu, kad ir tie akmenėliai būtų juodi, kad jie nesiskirtų nuo soilo. Dėl 3 priežasčių akmenėliai. Jie šiek tiek prislėgia tą soilą, kuris ganėtinai lengvas, tai reiškia lengviau susodinti augalus. Antras dalykas,
išlaiko maisto medžiagas soile, neleidžia taip greitai tam soilui išsigaruoti, vadinkim, ir to maisto medžiagom pasklisti po vandenį, tai reiškia atidavinėja į vandenį normuotai, gaunas tokia kaip apsauginė, šiek tiek tokia sulaikanti plėvelė. Taigi, sakiau, augalus lengviau įsodinti ir šiek tiek sulaiko maisto medžiagas, neleidžia jom taip greitai išsiplauti iš soilo. Tokios dvi pagrindinės gerumai. Galima aišku apsieiti ir be šito gravelio, bet nežinau, prieš tai buvau su graveliu ir dabar bandysiu. Tai paimsim 8 kg, tai galbūt ir nereiks. Bet jeigu liks šiek tiek nieko tokio baisaus, nežinau, kodėl čia man dabar padvigubino visus kiekius, jau kad aš buvau sakęs, bet to jau pats čia mažinsiu 1, 2 ir 2. Tai va, tai mano 120 litrų akvariumui gruntas kainuos nei daug nei mažai 110 eurų. Vėlgi čia aš tikrai nereklamuoju šitos parduotuvėse, ieškokit kur pigiau, kur geriau. Ir aš pats dar bandysiu pasigūglinti, neskubėsiu užsakyti, bet jeigu geriau nerasiu, tai turbūt pirksiu, nes bent jau komplektacija tai yra tokia, tik tiek, vat, vėlgi, kaip sakiau, reikės man paieškoti juodo graveliuko, būtent čia yra natūralios spalvos. Tai nėra blogas variantas, bet jisai vis tiek skirsis nuo soilo. Soilas juodas, rudas tamsiai, čia toksai baltas su rudu, tai, nežinau, norėčiau visgi juodų akmenėlių. Tai va, tai pinigėlių nei tiek daug, nei mažai, bet manau tikrai per metus, per pusmetį tas gruntas atsipirks, jeigu pas jūs augs gerai augalai, jeigu jūs pasidalinsit su kitais akvariumistais, tais augalėliais, tai tikrai šitos investicijos atsiperka, jau nebešneku apie laimingą, patenkintą akvariumistą ir apie gražų akvariumą, džiuginantį visus šeimos narius. Tai ką, tiek apie gruntą. Einu daryti užsakymus ir pasimatysim sekančiuose video.